Sveiki visi. Kai perkate mašiną, tai vežate ją į servisą patikrinti, o kada perkate namą, tai stogo tikrinti jau nereikia, su juo turėtų viskas būti gerai. Žiūrim. Wow! Greičiausiai pasakysite, na ir kas čia vau? Pirko seną namą ir tai yra normalus nusidėvėjimo procesas ir nieko nėra amžino. Deja, bet šitas namas yra 2007 metų statybos ir klientas jį pirko ne per seniausiai. Tirpstant sniegui ir per liūtis pradėjo stipriai praleidinėti vandenį į patalpas, todėl pasikvietė mus įvertinti stogo būklę ir suremontuoti. Standartiškai tai turėjo būti kaminai arba prieglaudos, trūkusi viena ar kita čerpė. Bet užlipus ant stogo pasimatė, kad jau nelabai ir yra ką remontuoti, belieka keisti visą stogą. Taigi, galiu drąsiai teigti, kad stogo patikra perkant nekilnojamą turtą yra pati geriausia investicija, nes atsiperkamumas gali siekti 100 ir daugiau kartų nuo investuotos sumos. Tai ką, visiems sausai gyventi ir iki susimatymo kituose video. Iki.